Bandysiu uždėti publeriuką, kuris imituoja kuoją. Gal šis wobleris išprovokuos didesnę žuvį. Woblerį išleidžiu maždaug 30-40 metrų. Ilgai laukti nereikėjo. Taip pat sulaukiau smūgio. Šį kartą kažkas truputėlį didesnė. Ši lydeka tikrai padūkus. Visai bando įsiplėšti kabliuką. Bet deja, ji ne tik įsiplėšė, bet ir įsikabino dar vieną kablį. Velkiaujant, sulaukdavom gan dažnų kibimų, bet kelis kartus žuvis išprovokavo. Atrodė, kad wobleris užsikabino už dugno. Lėtai pakėlus, tiesiog, bandydamas atkabinti, pajaučiau, kad ten užkibo stambi žuvis, nes meškerė tiesiog lupo iš rankų. Bet vėliau jie atsikabino. Priežastis ta, kad aš jos nepakirtau. Ir tai įvyko ne vieną kartą. Dėl to, pajautę kažką įtartino, visuomet pakirskite. Oras pradėjo žadėti kažką geresnio. Truputėlį prašviesėjo dangus. Tai dar viena kova su žuvimi. Šį kartą Andriaus meškerė tikrai įspūdingai lanksto. Žuvis, sutelkus visas jėgas, bando pasprukti. Velkiavimas dviem meškerėm turi ir minusų. Būtent tuomet, kada užkimba tokia agresyvi lydeka, jinai dažniausiai supina abi meškerės į vieną krūvą. Ši lydeka turėtų sverti porą kilogramų, gal net ir daugiau. Kaip matote, velkiauti galima ir upėje. Ten, kur daugybė posūkių, įvairių duobių ar kalnelių. Aišku, vasarą to mes negalėtume daryti, nes daugybė vėžėlė žolių, o rudenį tos žolės nuskęsta ant dugno. Dėl to atsiranda daugiau švaraus vandens. Štai Dalius taip pat sulaukė kibimo. Nors ir vidurdienis, bet lydekos kibo. Štai kokia graži lydeka keliauja link valties. Ir kaip manote, ji užkibo ant džerko, būtent velkiaujant. Pradžioje, kuomet Dalius užsidėjo šitą džerką ir sakė, kad ant jo galima pagauti lydeką,
aš truputėlį nusišypsojau. Pamaniau, kad tai negali būti. Galvoju, bandyk. Bet kuomet jis tą lydeką pakirto, pradžioje negalėjau patikėti. Bet kogi nenutinka toje žvejyboje. Nors, kiek girdėjau, Norvegijoje dažnai gaudoma džerkais velkiaujant. Netgi jiems statomas papildomas švinelės, kad jį nuskandintų didesnius gylius. Bet kad pas mus ant jo pagautų žuvį, būtent nedžerkaujant, man dar neteko matyti. Šis džerkas labai lėtai juda, vartosi į šonus. Gal būtent dėl to, kad vidurdienis ir lydekos sukilo truputėlį aukščiau nuo dugno ir netokios agresyvios. Per šį kartą mums teko išbandyti ne vieną modelį voblerių. Ir skirtingų metų skirtingai reaguodavo lydekos į masalus. Nors diena buvo permaininga. Iš ryto buvo rūkas, vėliau palijo, į vakarą pragiedrėjo. Ši lydeka susidomėjo kojos imitacija. Nors šio vobleriuko pilvas paryškintas rausva spalva. Tuos voblerius, kurie neria žymiai giliau, juos reiktų išleisti ne taip toli, kad galėtume kontroliuoti jų nėrimo trajektoriją. Jeigu išleisime maždaug 50, gal net 100 metrų, tokio dydžio vobleris gali pasiekti iki 20 metrų gylio. Jeigu išleidžiame mažiau, tiesiog mes jį prilaikome ir neleidžiame giliai nerti. Jeigu gaudytume ežeruose, tuomet galėtume daugiau išleisti upėje. Tai padaryti sudėtinga, nes tuoj pat vobleris atsimuša į dugną. Štai Dalius sulaukė dar vieno kibimo. Būtent ant to pačio masalo. Tai kažkas neįtikėtino. Man dar sunku patikėti. Antra lydeka per neilgą laiko tarpą. Ir kaip matote, susidomėjo kojos imitacija. Lydeka voblerį griebė per patį jo vidurį. Norint džerką paskandinti į didesnius gylius, yra specialūs švineliai, kurie kabinasi prie papildomų pavadėlio ir taip. Džerką galima kontroliuoti, kokiam jisai gylį praeis. Kaip matote, upėje taip pat galima velkiauti ir sugauti nemažą kiekį lydekų. Šiam kartui tiek. Tegul kimba, bet nepabėga. Iki greito pasimatymo.